Labas. Potviniai pas mane kuriam laikui baigėsi, tai galima grįžti prie kortų. Pasižiūrėkime, kokia bus diena. Penktadienis, lapkričio 15. Ir tai yra 4 monetos. Diena yra susijusi su kažko sulaikymu. Gali būti, kad būsite skūpus arba jums bus skūpus kiti žmonės tam tikrų dalykų ar greičiausiai susijęs su materialia išraiška. Gali būti taip pat skūpus ir jausmų, gerų žodžių, kažkokių komplimentų, kažką paskolinti, padėti. Taip pat gali būti sulaikymas kažkokių tai žemiškų reikalų. Tiesiog arba patarimas susilaikyti nuo tam tikrų reikalų tvarkymo. Galiu iš tikrųjų gal patikslinti, ar čia yra patarimas susilaikyti, ar tiesiog bus sulaikyti tam tikri reikalai. Patarimas yra susilaikyti nuo jūsų pačių aktyvių veiksmų, tam tikrų reikalų tvarkymo klausimais. Nes iškrito skeptrų karalienė, kuri nurodo į veiksmą, tai žodžiu, penktadienį galbūt skirkite daugiau ramesniam laikui, nesiimdami kažkokių tai aktyvių, naujų dalykų ypatingai. Ir gal geriau tiesiog ramiai dirbti ties ko dirbate. Ir neinicijuoti naujų procesų arba kažkokių tai reikšmingų dalykų. Tai tokia ši diena nusimato ir sėkmės ir iki.